Antras sekmadienis po Velykų, vadinamas Misericordijas Domini, viešpaties gailestingumas. Ir Jėzus tarė Evangelijoje pagal Joną: aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Kadaise karalius Dovydas 23 psalmėje užrašė: viešpats ganytojas mano, man nieko nestinga, žaliose lankose mane gano. Jėzus tau ir man pasako, kas tas gerasis ganytojas, į kurį žvelgia, kurį pamatyti norėjo Dovydas, bet jo nematė, bet jį išpranašavo. Jėzus sako: aš esu gerasis ganytojas, kuris ant kryžiaus už savo avis atidaviau gyvybę. Sekmadienį, kai mes einame į bažnyčią, mes einame pas gerąjį ganytoją. Jisai sako: manosios avys klauso mano balso. Mes einame klausytis jo balso, išgirsti, ką mūsų viešpats taria. Ir einame prie jo stalo, paties to mūsų priešų matomoje vietoje, nuodėmės, mirties ir pragaro matomoje vietoje, kur Jėzus mus kviečia, atgaivina mus, pamaitina savo kūnu ir krauju. Ir kiekvieną dieną mes džiaugiamės, dėkojame jam, kad turime Dievą, viešpatį, gerąjį ganytoją, kuris mus taip pamilo, kad atidavė savo gyvybę už mus.